Kad būtų aišku, labai svarbu pradėti nuo to, ko astrologija ir numerologija panašios. Aš kaip astronumerologė galiu drąsiai apie tai kalbėti. Abi yra savęs pažinimo instrumentai. Jos nėra skirtos nuspėti likimą. Jos skirtos tam, kad padėti žmogui suprasti save, savo situaciją ir kryptį. Tai reiškia, žmogus pirmiausia turi žinoti, ko jis nori. O šie instrumentai, jie jau padeda greičiau pasiekti tikslus, išsigryninti klausimus, ten rasti atsakymus, ten, kur pats žmogus stringa. Ne? Ir vat šitoje vietoje tinka ir astrologija, ir numerologija. Toliau labai svarbus momentas, apie kurį retai kalbama, labai daug priklauso nuo to, kas pateikia informaciją. Ne nuo sistemos, o nuo žmogaus, kuris su ją dirba. Duosiu pavyzdį. Numerologija egzistuoja 300 variantų, metodikų, skirtingi gimimo datos, interpretavimo būdai, skirtingi skaičių traktavimai, skirtingos, netgi, sakyčiau, filosofijos, ten gylio lygiai yra. Todėl du numerologai, žiūrėdami tą pačią žmogaus gimimo datą, gali pateikti visiškai skirtingus atsakymus ir čia labai svarbu suprasti, kad tai nėra kažkokia klaida, tai skirtingas instrumentų naudojimas ir patirtis. Todėl renkantis labai svarbu ne tik ką rinktis, astrologiją ar numerologiją, bet ir pas ką. Tai irgi yra svarbu. Taip, o dabar pakalbėkim, kuogi juos skiriasi praktiškai. Taigi, astrologija dirba su laiku ir momentu. Ji žiūri ką? Planetų padėtį, mėnulį, retrogradus, aspektus. Ji atsako dažniausiai tokius klausimus ten, kada geriausia tai daryti, kada energija bus palankiausia. Maždaug apie tai. Numerologija dirba su skaičiaus programa. Ji žiūri, kokią energiją neša pati data, pavyzdžiui. Kokį scenarijų jį aktyvuoja, kaip jį veiks santykiuose, nežinau, pinigus, temoje stabilumą, kaip parodo, ne? Ir čia būtent numerologija atsako į klausimą, kokį rezultatą šį data atneš ilgalaikėje perspektyvoje. Ką jie aktyvuoja mano gyvenime čia ir dabar. Taigi, čia nėra kažkokio konflikto. Tai tiesiog du skirtingi pjūviai, kas liečia mane. Aš renkuosi instrumentą pagal žmogaus klausimą. Ir jeigu žmogui svarbu, gilūs procesai, ten karma, praeitį gyvenimai, sielos temos kažkokios, aš visada dirbu per astrologiją. Jeigu žmogui svarbu santykiai, pinigai, prognozės, veiksmai, čia ir dabar aš dirbu per numerologiją. Todėl stipriausia šitoje vietoje ir mano atsakymas į šį klausimą bus koks, nerinktis kažkokią vieną savęs pažinimo instrumentą, o naudoti tai, kas duoda didžiausią naudą čia ir dabar pačiam žmogui.